Švietimo darbuotojų streikas, visuotinis švietimo darbuotojų streikas yra ta tema, kuri šiandieną labiausiai turbūt nagrinėjama žiniasklaidoje ir girdisi pačių įvairiausių nuomonių, pačių įvairiausių vertinimų. Mums yra aktualus Ukmergės rajonas ir turbūt labiausiai situaciją geriausiai žino Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Ukmergės rajono susivienijimo pirmininkas Arūnas Rimkus. Jį šiandieną ir kalbiname. Pirmiausia, pradėkime nuo lengvo klausimo. Kokios nuotaikos šiandien? Šiai dienai rajone nuotaikos, jeigu palyginsime dar keletą dienų atgal, kur kas geresnės ir keliančios daugiau optimizmo, kadangi jau bent gavus paskutinį informaciją iš Vilniaus, po paskutinių dėrybų raundo su vyriausybė, atsiranda galimybės, kad ko gero bus patenkinta didžioji dalis profsąjungos keliamų reikalavimų. Pedagogų streikas prasidėjo vasario 22 dieną ir iš pradžių buvo planuota streikuoti 3 dienas, ar ne? Buvo tokia mintis 3 dienas. Kokie motyvai buvo pratęsti streiką? Pratęsti streiką dabar, kai buvo paskutinės dėrybos, paskutinės raundas, žinant mūsų premjerą, kuris labai dažnai pakeičia nuomonę, per dieną būna ir 2 ir 3 kartus, tam, kad jau nuomonė nepasikeistų ir kad nepagalvotų, kad čia jau visi nurimo, todėl ir yra pratęstas tas streikas, kad reikalui esant, jeigu kartais vyriausybė pirmadienį, kai vėl vyks dėrybos, 29 dieną, jeigu kartais vėl persigalvotų, kad galėtume iš karto sukelti visus pedagogus tolimesniems veiksmams, kad nereiktų vėl kartoti visų procedūrų iš naujo. Už tai nėra galutinai nutraukiamas streikas, jis yra tęsiamas. Dabar kalbėkime išskirtinai apie Ukmergę. Kokia situacija yra Ukmergėje? Ar švietimo darbuotojai yra vieningi? Galiu pasidžiaugti, kad tikrai mūsų rajone 22 dieną išėjo 315 pedagogų streikuoti iš 12 švietimo įstaigų. Miesto mokyklos praktiškai streikavo visos ir 4 darželiai, bei prie streikuojančių prisidėjo ir pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai taip pat, nes jie irgi yra, kaip bekalbėkime, jie irgi yra pedagogai. O kaip jūs vertinate iš žmogiškosios pusės neprisijungusiuosius prie streiko? Kodėl žmonės tai pasirinko? Ar tai nebuvo baimės faktorius? Gal ne tik baimės faktorius, sakysim, yra priimti tokie įstatymai darbo kodekse. Skambino man ir keletos kaimo mokyklų direktoriai, netgi siūlėsi streikuoti, bet kadangi tenai nėra profesinių sąjungų, jie negalėjo įsijungti šitą judėjimą. Aš manau, kad mes būtumėm ir daugiau dar pakėlę žmonių, bet aišku, teko apgailestauti, žmonės paguosti ir pasidžiaugti, kad yra tokių vis dėlto vadovų kaimo įstaigose. Nenoriu vardinti, kad paskiau nenukentėtų nuo savivaldybės valdžios, bet yra, kurie palaikė netgi patys vadovai visą šitą. O miesto, buvo keleto įstaigų, kur vadovai ne visiškai demokratiškai pasižiūrėjo šitą dalyką. Ir todėl gal, Ką jūs turite omeny, sakydamas, ne visiškai demokratiškai pasižiūrėjo į šitą dalyką? Turiu omeny, sakydamas tai, kad buvo padarytas nemažas spaudimas tiems pedagogams, kurie buvo pasiruošę streikuoti. Kuo pasireiškia tas spaudimas? Atkalbinėjimas, gąsdinimas ir visokie kitokie pretekstai, kad tik sustabdytų streiką. Gąsdinimas šiuo atveju, koks tai galėjo būti gąsdinimas? Man konkrečiai pirmininkai jų nesakė, bet sakė buvo taip, kad net kai kurios moterys net verkė nuo to daromo spaudimo įstaigos vadovo. Aš nenoriu vardintų įstaigų, kuriuose tai vyko, nes prašė tikrai, sako, mum gyventi, mum dirbti, bet ten norėjosi tikrai įsikišti net į šitą reikalą ir sakė, mes gal kviesimės Vilniaus teisininkus viską, bet labai paprašė, sako, mes nežinom, ko baigsis, o mum gali teikti išeiti iš darbo. Tai palikom šitą dalyką taip. Bet ar jūs nemanote, kad iš tikrųjų toks mokyklų vadovų elgesys nėra nei žmogiškas, nei demokratiškas? Aš galvoju taip, kad šitas streikas parodė vieną labai gerą pusę. Mes dabar pamatėme, kuriuose mokyklose vadovai vadovaujasi demokratiniais vadovavimo principais, o kurie autoritariniais. Tai šitą mes dabar labai aiškiai pamatėm. Jeigu, sakysim, savivaldybė šitą dalyką, savivaldybės vadovus pasižiūrėjo pakankamai teigiamai, kai buvo mūsų paskutinis trišalės tarybos posėdis, mes apie šitą dalyką kalbėjom, tai iš kai kurių įstaigų vadovų, tai mes tikėjomės, kad
gal bus per visas įstaigas, bet kai kurios įstaigose gavosi taip, kaip gavosi. Ir žmonių dėl to tikrai nenorime teisti ir gali pilnai suprasti. Pas mus gal yra dar tas, pas daugelį pedagogų yra likęs tas sovietinis palikimas, baimės jausmas. Kaip aš sakau, vergui vergo lazda. Tai vat, kai kurie dar šitos baimės ir turi. Sakykit, lyg viskas krypsta į gerąją pusę, ar ne? Bent jau paskutiniais duomenim taip. Bet kokios taktikos imsitės, jeigu iš tikrųjų pagrindiniai jūsų reikalavimai nebus patenkinti ir konsensusas nebus pasiektas? Žinokit, sunku kažką pasakyti. Aš galvoju taip, kokios tos taktikos vėl tada rinksis visi pirmininkai. Čia vėl bus Vilniui, kaip visą laiką visų profsąjungų pirmininkai. Mes renkamės, važiuojame tada į Vilnių ir tada mes nutarsim, sunku kažką pasakyti. Tačiau siūlymų buvo pačių įvairiausių. Buvo netgi eita iki to, kad boikotuot valstybinius egzaminus, bet pedagogai šitą pusę pasižiūrėjo pakankamai teigiamai, sako, tie 12-okai, jie nekalti, kad vyriausybė šitaip elgėsi. Toliau kitas toks, čia aš kalbu tik apie siūlymas, tai nereiškia, kad tai bus kitas siūlymas, jeigu neišeitų pasiekti to konsensuso ir bent jau tų pagrindinių reikalavimų, ne visų jau kurių, bet tų pagrindinių, jeigu yra mintis apie rugsėjo mėnesį padaryti tada didžiulį streiką. Vėl per visą Respubliką, per viską jungtis. Taip, kad dar kokių siūlymų gali būti sunku pasakyti, gal mes geriau neprognozuokim ir neburkim iš tirčių. Aš galvoju, kad pirmadienį bent jau mūsų vadai, kai gavau pranešimą, mūsų Vilniaus vadai pasakė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, kad viskas linksta teigiama linkme. Ir už tai paprašė visų dar nenutrauktų, kad liktų, kad nepersigalvotų. Sakyčiau, kad streikas tai yra kraštutinis, tarkim, problemos sprendimo būdas. Ar nebuvo jums sunku tiesiog suorganizuoti žmonės, kad jie sutiktų streikuoti? Tokią baimę labai turėjau, nes suorganizuoti, nes žinom, kad mokyti yra pakankamai ir ypač, jeigu kalbėsime apie moteris, jos nėra tokios drąsios, visos galvoja apie šeimas, aš irgi aišku galvoju apie šeimas. Aš pats nežinau, kiek man pasiseks suorganizuoti. Aš žinau, kad keletą mokyklų tikrai bus, kurias bus galima pakelt, bet aš vis dėlto džiaugiuosi, kad mes iš mūsų įstaigų pakėlėme 12 įstaigų. Prie mūsų prisijungė ir Basanavičiaus gimnazija, nes jinai šiaip turi savo profsąjungas, bet jie prie nieko nėra prisijungę. Jie irgi prisijungė kartu prie mūsų. Tai va, o dar tokia gera žinia, kad pripažino visų 5 profsąjungų vadovai, kad Ukmergės rajonas tai buvo vienas iš aktyviausiai streikuojančių rajonų. Tai galbūt Ukmergėje yra daugiausia pedagogų, kurie iš tikrųjų yra didžiausioje neviltyje? Aš nemanau, kad gal nesakyčiau, kad jie ne didžiausia neviltie, gal elementariai pilietiškiau pasižiūrėjo šitą dalyką. Jeigu mes paimsime didžiuosius miestus Kauną, Vilnių, Panevėžį, tai šiaip mes tie, sakysim taip, maži miesteliai jų atžvilgių, mes esam šiek tiek nusivylę jų aktyvumu. Tuo labiau, kai, sakysim, Vilniaus profsąjungos yra pakankamai didelės. Viena pakankamai žinoma ekonomistė viešai yra išsisakiusi, kad dėl pedagogų streiko labiausiai kenčia vaikai, o streikuoti turėtų ne pedagogai, ne mokytojai, o tėvai. Kokia yra jūsų nuomonė šito klausimu? Mano nuomonė, jinai teisingai galėjo ir kartu su pedagogais išeiti streikuoti ir tėvai. Labai tas yra malonus dalykas, tiek aš pas save klasėje turėjau mokinius, kalbėjau su tėvais, dauguma tėvų palaiko šitą dalyką ir pilnai suprato. Aišku, buvo ir nepatenkintų, bet kiek žinau, tai mažoji dalis. Ir mes pilnai suvokėm, kad sudarėm kažkokius nepatogumus ten tėvam, ypač mažiukam viską, bet mes nebeturime toliau kur trauktis. Tuo labiau, kad 4 metus mes kalbėjom su vyriausybė apie visus šituos elementarius paprastus reikalavimus į 4 metai. Ir dabar, kai čia Butkevičius aiškina, kad premjeras, kad čia vos jie nežinojo, 4 metai tie patys reikalavimai ėjo. O blogiausias variantas tas, kai vyriausybė pasiūlė mums programos tą kelimą,
2021 metais mes būtumėm gavę tik 2008 metų atlyginimą. Va čia ir buvo. Dėl ko Butkevičius, premjeras ir vicekancleris aiškina, kad profsąjungos pasitraukė iš dėrybų. Taip, jie atsikėlė, nes atsibodo klausyti vieną ir tą patį, jie siūlo, sako, mes nenorime. Mes norime, kad atstatytų. Dėja, mums siūlė 21 metais, kad gautumėm 21 metų atlyginimą. Nu, tai tikrai nėra normalu. Manyčiau, kad tikrai aiškiai ir motyvuotai išdėstėte savo poziciją. Manau, kad ukmergiškiams tikrai dabar paaiškėjo daugiau dalykų iš pirmų lūpų, kaip jau minėjau, ir dėkojame už pokalbį. O galėčiau aš padėkoti dar? Be abejo. Labai norėčiau padėkoti visiems pedagogams dalyvavusiems streike, visiems pedagogams, kurie juos rėmė. Toliau padėkoti visiems įstaigų direktoriams, kurie pakankamai tolerantiškai ir demokratiškai pasižiūrėjo į šitą reikalą pedagogų. Ir taip pat visiems tėvams, kurie puikiai suprato susidariusią padėtį ir tikrai palaikė mus ir morališkai, ir visai kitaip. Dėkui už pokalbį. Ačiū. Savo nuomonę apie pedagogų streiką ir savo poziciją dėl to streiko ketina išreikšti Ukmergės profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė Jolanta Keburienė. Turite didelės patirties profsąjungų veikloje. Kaip šiuo atveju jūs vertinate visuotinį pedagogų streiką? Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jisai vyksta, kad pedagogai prisijungia streikuodami ir tikrai vykdo savo švietėjišką misiją. Tai yra rodo visiems vaikams visų pirma ir aišku žmonėms, gyventojams, kaip reikia kovoti už savo teisės. Ir labai džiaugiuosi, kad juos pasveikino ir paskatino tai daryti. Na, žymiausi, ko gero, Lietuvos ekonomistai, tai ir Lazutka, na, iš tikrųjų buvome forume kartu ir tikrai labai apsidžiaugiam, kad taip. Vyriausybė turi prisijimti pilnai atsakomybę, kad mokytojai turėtų orų pragyvenimo lygį, taip pat ir visi Lietuvos gyventojai. Jolanta, sakykite, prašau, kada streikas yra vienintelė galima išeitis? Žinoma, streikas ko gero yra kraštutinė išeitis, tačiau kai negalima susidėrėti kitaip ir nėra išklausoma ir atkreipiamas dėmesys į darbuotojų keliamus reikalavimus, tai streikas yra vienintelė išeitis, kuriuo mes iš tikrųjų kaip profsąjungiečiai retai kada pasinaudojame. Manau, mokytojai parodė pavyzdį ir užkrės ir daugiau sričių specialistų, kurie jau senai brūzda vidiniai savo terpiai. Ar žmonių nekausto baimė, kovojant už savo teises? Bet kokiu atveju lietuviai šiaip yra labai baikštų žmonės ir ta baimė yra, tačiau aš manau, kad mes esame dabar priversti arba kovoti, arba tiesiog pasiduoti ir ko gero emigruoti arba degraduoti, nes oriai gyventi gaunant minimalias pajamas tikrai neįmanoma. Kuo jūsų organizacijos Solidarumas, kuri yra tikrai labai stipri, kuo ji gali padėti streikuojantiems mokytojams? Ar jūs galite tik paremti moraliai? Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šiuo metu į Solidarumo profesinę sąjungą įsiliejo nauja švietimo didžiulė grupė švietimo darbuotojų su pirmininku Andriumi Navicku priešakyje. Jie tikrai turi patirtį, moka dėrėti, svarbiausia turi entuziazmo ir ko gero neturi baimės. Tai šiuo metu mes visokiojopai palaikome, tai yra padedame mitinguoti, streikuoti, einam kartu į visokias vykdomas akcijas ir aišku, kas be ko, moraliai mes visą laiką su jais.